Ačiū labai, norėjau klausimą premjerui. Vakar išgirdome, kad perkame 3 karinius lėktuvus iš Brazilijos. Na, aš nesu karinis ekspertas, nežinau, ar tai tikrai šiuo metu mums svarbiausia, kai trūksta dronų, kai turime pasirūpinti savo oro gynybą, bet aš kaip užsienio politikos srityje norėčiau paklausti, ar jūs nežinote, kad Brazilija yra viena iš pagrindinių BRICS kūrėjų, tai yra organizacija, kuri bando padaryti viską, kad sumažinti Amerikos, mūsų strateginio sąjungininko galias pasaulyje. Ar žinot, kad Brazilija yra pagrindinis Rusijos sąjungininkas Lotynų Amerikoje? Pavyzdžiui, 8 metais po Sakartvelo okupacijos padarė gynybos susitarimą, bevizį susitarimą, o 22 metais ekonominę sąjungą, kad apeiks visas sankcijas. Tai ar tai nėra padaryta jūsų pačių investicijas Braziliją apginti vardan? Kaip jūs paaiškintumėte tą pirkimą? Na, aš manau, kad pirkimas dar neįvykęs, tai kažkaip jį paaiškinti yra ganėtinai sudėtinga, to, ko dar nėra. Na, bet matyt, jūsų didžiulį rūpestį, nuoširdų rūpestį aš perduosiu ir kitoms NATO šalims partneriams, kurios mielai perka Embraerius, kurie surenkami, nors braziliškos kilmės surenkami Portugalijoje. Tai aš irgi nesu karinis ekspertas ir jeigu yra toks karinis patarimas, jog tai yra geriausia iš geriausio, ką galima už pinigus, lyginant efektyvumą, kaštus, eksploatavimo dalykus įsigyti rinkoje, tai bus ir padaryta. Ačiū.